Sveiki visi, labai malonu būti jūsų bendruomenėje. Džiaugiuosi, kad antrus metus turiu galimybę kalbėti apie tai, kas yra svarbu iš geopolitinės perspektyvos. Tad ir pabandysiu ilgai nelaukiant pristatyti tuos dalykus, kurie šiandien yra svarbus ir kurie turi įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimams. Pirmiausiai, trumpai apie mane, mano veiklos sritis, kaip ir buvo kalbėta, daugiausiai susijusi su geopolitika ir tarptautiniais santykiais, bet taip pat turiu akademinėje srityje verslo išsilavinimą, tad man artima yra tos problemos, su kuriuom susiduria įvairių šakų verslo atstovai, tad pabandysiu tą atliepti ir savo prezentacijoje. Čia tokia labiau PR-inė skaidrė, bet jos tikslas yra šiek tiek kitas. Šiandien keliaujant po Europą, keliaujant po pasaulį, yra akivaizdu, jog yra daugiau klausimų ir tarp lyderių, ir tarp sprendimų priėmėjų negu atsakymų. Bet turbūt teisingai užduotas klausimas jau yra tam tikras žingsnis į priekį, ieškant atsakymų. Tai galbūt ne viskas, ką aš sakysiu, bus konkretus atsakymai šiandienos iššūkius, bet teisingai užduotas klausimas jau turbūt yra gera pradžia. Labai trumpai norėčiau pažvelgti į dabartinę situaciją per istorinę perspektyvą, nes tai, kur esam šiandien, neatsirado iš niekur, nebuvome vakuume. Yra tam tikros tendencijos, kurios formavo dabartinę situaciją ir lėmė šiandienos įvykių kontekstą. Jeigu pasižiūrėtume į pasaulį XIX amžiuje, ypatingai jo antroje pusėje, mes matytume, kad vertinant du kriterijus - ekonomikos dydį ir kiek valstybės ar imperijos išleidžia gynybai arba karybai, turėjome situaciją, kai 5, 6, gal net 7 veikėjai buvo maždaug to paties lygio. Ir tai leido kurti sistemą tarptautiniuose santykiuose, kuri gali būti pavadinta didžiųjų galių balansas, galių koncertas, daugiapolis pasaulis. Yra daug terminų, kurie apibrėžtų tokią situaciją, kai nėra vieno ar kelių dominuojančių veikėjų, yra 14 ir jie vienas kitą šiek tiek subalansuoja. Ir jeigu pasižiūrėtume, iš tikrųjų, XIX amžiaus antra pusė buvo santykinai taiki. Mažiau žmonių žuvo kariniuose konfliktuose tuo metu, negu ankstesniuose šimtmečiuose, mažiau buvo tarpusavio nesutarimų. Šokame šiek tiek į priekį, šaltasis karas, jau vaizdas yra pasikeitęs. Daugiapoliškumo nebėra. Turime du aiškius lyderius pagal ekonomikos išsivystymo lygį, taip pat pagal karinės išlaidas Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga. Tai jau nebe daugiapolis pasaulis, perėjome į dvipolio pasaulio būklę ir vėlgi, nors šaltasis karas nebuvo toks jau labai šaltas, puikiai žinome ir Korėjos karą, ir Vietnamą, ir Afganistaną, ir daugybę kitų, bet tam tikrą stabilumą jis leido pasiekti ir bent jau išvengti pačio tragiškiausio scenarijaus, tai yra tiesioginio dviejų branduolinių valstybių susidūrimų. Šokam dar į priekį, priartėjom prie šių dienų, tai yra 2008-ieji, pasaulis, kuriame nebėra dviejų polių. 2008-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos buvo aiškiai dominuojantis veikėjas visų kitų atžvilgių. Kiti arba dar nespėjo paaugti, arba stipriai nusilpo. Ir tai jau tapo pasauliu, kurį galėtume apibūdinti kaip vienpolį, arba hegemoniją, ar pasaulio policiją, nes Jungtinės valstijos lenkia visus kitus. Ar tai kūrė stabilumą ar ne? Iš dalies turbūt taip. Galėtume sakyti, kad NATO plėtra į Baltijos šalis ir kiti pavyzdžiai rodo, kad to stabilumo atsirado daugiau. Kita vertus, matėme ir tragiškas to pasekmes, pavyzdžiui, karą Irake. Kur esame šiandien? Nors mano pastaroji skaidrė tarsi kalba apie laikotarpį prieš vos kelis dešimtmečius, o tarptautinėje politikoje tai tikrai labai trumpas laiko tarpas, turbūt intuityviai jaučiame, kad yra pokyčių, kuriuos galima pastebėti. Pirmiausiai per ekonomikos prizmę. 1990-aisiais, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, Jungtinės valstijos sudarė 26% pasaulio ekonomikos, vertinant nominalų į bendrąjį vidaus produktą. Turite akimirką pagalvoti, pabandyti, pamastyti, koks šiandien yra Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos dydis santykėje su visa pasaulio ekonomika. Kokį procentą sudaro Jungtinių valstijų ekonomika. Kelias sekundės leisiu pagalvoti, o rezultatas yra labai panašus, netgi šiek tiek didesnis. Jungtinės valstijos vis dar yra didžiausia pasaulio ekonomika ir prognozės, kad Kinija pagal nominalų dydį pralenks Jungtinės valstijas, tos prognozės buvo labai populiarios prieš 5, 6, 7 metų, jo šiandien jau yra kur kas mažiau garsiai skambančios. Daug mažiau yra manančių, kad Kinija jau tikrai pralenks Jungtinės valstijas pagal nominalų bendrą ekonomikos dydį. Karinės išlaidos. Šitame stačiakampyje matote visas pasaulio karinės išlaidas
pagal procentinę jų dalį, kiek išleidžia kokia valstybė. Ir vėlgi, akivaizdu, kad Jungtinių valstijų dalis čia yra didžiausia. Jungtinės valstijos išleidžia apie 37% viso pasaulio gynybos išlaidų. Visos kitos likusios pasaulio šalis tik tai apie 2/3. Jungtinės valstijos daugiau negu trečdalį. Tai reiškia, kad Jungtinių valstijų gynybos biudžetas tikėtina jau kitais metais pasieks tokį dydį, kokią istorijoje pasaulis dar nėra matęs - $1 trilijoną. Tad šia prasme, taip pat Jungtinės valstijos vis dar neturi lygių pasaulyje, nors Kinijos augimo tempai yra labai spartus. Ir tikrai Kinija šiuo atžvilgiu, ypatingai pavyzdžiui, skaičiuojant, kiek laivų pasigamina Kinija, kiek laivų pasistato Jungtinės Amerikos valstijos, jau tikrai Kinija yra konkurencingas veikėjas, bet pagal absoliučius dydžius Jungtinių valstijų ko gero nepralenks. Kągi tai reiškia? Tai reiškia situaciją, kuriuose Jungtinės valstijos turi globalią galios projekciją. Tai yra vienintelė šalis, kuri gali savo jėgą naudoti praktiškai bet kurioje pasaulio vietoje. Tai reiškia ir karių skaičių dislokuotą įvairiose pasaulio regionuose, įskaitant apie 80 000 Europoje, bet taip pat ir greitą reagavimą į kintantį kontekstą. Dabar turbūt pastebėjot, kad Jungtinių valstijų vienas iš lėktuvnešių keliauja netoli Izraelio krantų. Kodėl? Na, visi puikiai žinome, akivaizdu. Bet lėktuvnešis nėra tik tai kažkas smulkaus, tai yra didžiulė karinė galia, kuri gali sparčiai judėti iš vienos vietos pasaulyje į kitą ir siūsti signalą, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios naudoti, jeigu prireiks karinę jėgą. Ir tokiu būdu galbūt atgrasyti kai kurios scenarijus, įskaitant ir tuos, kurie būtų aktualūs globaliai ekonomikai. Pavyzdžiui, kaip tik lipant ant scenos, dar pasižiūrėjau, kokiagi dabar yra naftos kaina. Ji dabar siekia apie $74 už barelį, maždaug tiek pat, kiek pastarosiomis dienomis ir daugiau, maždaug 10% negu prieš Izraelio pradėtą karinę operaciją prieš Iraną. Tikėtina, kad tas skaičius galėtų sparčiai išaugti, jeigu, pavyzdžiui, Iranas imtųsi veiksmų blokuoti Hormuzo sąsiaurį, pro kurį keliauja daugybė pasaulio tanklaivių. Bet tuo pačiu tokia tikimybė netrodo labai reali, nes Iranas puikiai žino, bent jau šią akimirką netrodo labai reali, nes Iranas puikiai žino, kad jeigu imtųsi tokių veiksmų, Jungtinės valstijos tikriausiai naudotų karinę jėgą, nes naftos kainos augimas yra labai jautrus aspektas ir Jungtinių valstijų ekonomikai dėl potencialiai didėsiančios infliacijos. Tad šia prasme tai nėra tik tai teorinis modelis, tai yra ir labai praktinis veikimo būdas, kurį Jungtinės valstijos naudoja tam, kad apgintų savo interesą. Kartais sėkmingiau, kartais mažiau sėkmingai. Bet bendrai amerikiečiai nori atsitraukti iš ten, kur kadaise buvo labai aktyvus. Ta mes girdime iš Donaldo Trumpo. Jisai sako, aš noriu, kad Amerika grįžtų namo, aš noriu, kad Amerika būtų pirmiausia ir tai reiškia mažesnį įsitraukimą į pasaulio reikalus. Bet jis nėra kažką naujo sakantis lyderis. Nes jeigu aš kalbėjau, kad Jungtinės valstijos turi globalią galios projekciją, nes yra dislokavusi labai daug karių visame pasaulyje, tai bendrai tas karių skaičius, pavyzdžiui, Europoje yra linkęs mažėti. Ir gana ryškiai mažėti lyginant su šalto karo metais ir tą pradėjo ne Donaldas Trumpas. Dabartinis skaičius yra mažesnis negu buvo dar prieš kelis dešimtmečius, o mažinimo tendenciją pradėjo dar lyderiai buvę iki Donaldo Trumpo. Tad šia prasme Trumpas yra įgarsinantis, paspartinantis, sustiprinantis tam tikras Jungtinių Amerikos valstijų požiūrio į pasaulį tendencijas, kurias jau galėjome užčiuopti šiek tiek anksčiau. 3 dalykai, kuriuos aš norėčiau išskirti kaip aktualius mums ir darančius poveikį mūsų situacijai. Rizikos, kurios formuos ir formuoja artimiausių metų darbotvarkę. Pirma, deja, bet grįžtame į situaciją, kai galia grįsta politika grįžta į madą. Atrodo, tai buvo visada. Kas galingesnis, tas dominuoja. Ypatingai pasaulyje, kuriame nėra veikėjo, kuris gali kitus 100% sustabdyti. Net ir Jungtinės valstijos nėra pajėgios užtikrinti, kad viskas vyksta taip, kaip norėtų vien tik tai amerikiečiai. Bet mes po antrojo pasaulinio karo, ypatingai vakarų pasaulyje, išmokome pamoką, kad nepakanka kliautis gale, nes gale dažniausiai reiškia konfliktą, konfliktas reiškia žūtis, naikinama infrastruktūra ir panašiai. Todėl reikia ieškoti sugyvenimo modelio, kuriame atsižvelgtume ir į kitą kriterijų. Gebėjimą kalbėtis ir gerbti mažesnį. Dėl to, pavyzdžiui, buvo sukurta Europos Sąjunga ar NATO,
kuriuose šiuose organizacijose net ir mažesnės valstybės turi lygiavertį, nebūtinai tokį pat įtakingą, bet iš esmės lygiavertį balsą kartu su kitomis šalimis narėmis. Tai yra kitoks veikimo principas negu vien grįstas gale, nes kodėlgi Vokietija turėtų taikstytis su tuo, kad pavyzdžiui Vengrija blokuoja dalį bendrų ES sprendimų. Juk Vokietija yra daugiau negu 80 milijonų gyventojų ir trečia didžiausia pasaulio ekonomika, kai tuo tarpu Vengrija yra mažytė valstybė globaliu mastu. Deja, bet matome pokytį, kai gale, kaip madingas būdas apginti savo interesus, grįžta į darbotvarkės viršų ir tai ypatingai stiprina ir tarpusavio bendradarbiavimas tų režimų, kurias norėtų, kad tai būtų dominuojantis veiksnys tarptautiniuose santykiuose. Iranas, Šiaurės Korėja, Rusija ir ta pati Kinija. Nors tuo pačiu pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad jų tarpusavio bendradarbiavimas, kurių kelis pavyzdžius miniu čia skaidrėje, turi ribas. Pasižiūrėkime į Putino reakciją į tai, kas vyksta šiandien Irane. Iranas labai norėtų sulaukti daugiau pagalbos iš Rusijos, ypatingai karinės technikos, kuri padėtų Iranui sėkmingiau gintis ir atakuoti Izraelį, bet iš Rusijos sulaukia tik tai palaikymo diplomatinėme lygmenyje. Tad tarpusavio santykiai, tarpusavio ideologinis artumas nebūtinai, ypatingai tokiuose režimuose, virsta į praktinius veiksmus. Bet be abejo šiek tiek stebina nauja tendencija, kai apie galią, kaip apie pagrindinį veiksnį formuojant politiką ir net sąjungininkų atžvilgių kalba ir Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas. Čia yra tarsi juokinga skaidrė, kuri rodo iškarpą iš socialinių tinklų, pasidalinta vieno iš Donaldo Trumpo sūnų skaidrė, kurioje tarsi Donaldas Trumpas apsiperka Amazon parduotuvėje ir jo pirkinių sąraše, kaip matome, yra Grenlandija, Panamos kanalas ir dar kai kas. Tarsi viskas, ką nori Trumpas, gali būti įsigyta. Ir visiškai nesvarbu, kaip, kokiamis aplinkybėmis ir kokiamis sąlygomis. Ir tai kelia didelį nerimą, baimę, pavyzdžiui, Danijoje. Danija, kaip žinome, yra atsakinga už Grenlandiją, jį valdo tos šalies užsienio ir saugumo politiką. Ir Trumpo sprendimas aštriai kalbėti apie Grenlandijos ateitį tikrai Kopenhagoje patikėkit manim, sukelia labai didelių emocijų. Labai didelių neigiamų emocijų, nes Danija yra šalis, kuri buvo viena iš tikimiausių ir tebėra viena iš tikimiausių Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkių. Tas spaudimas, kurį jinai patiria, toks labai aštrus kalbėjimas, ko gero paliks gilius randus šiai valstybei ir vers abejoti, ar ateityje tie santykiai su artimiausių sąjungininkų Jungtinėmis valstijomis gali sugrįžti į ankstesnį lygį. Antra problema, keičiasi supratimas apie pasaulio prekybos politiką. Apskritai, jeigu žvelgtume į pastarąjį maždaug šimtmetį, šiek tiek ilgesnį laiko tarpą, mes matytume vis didėjantį supratimą, kad prekyba, gebėjimas keistis prekėmis yra abipusiai naudingas procesas, todėl jos skatinimas užtikrina spartesnį ekonomikos augimą. Aišku, tą pradėjo industrializacija, įvykusi pramonės reforma vakarų Europoje, vėliau matėme kritimą dėl to, kad įvyko 2 pasauliniai karai, bet po to vėl augimo tendencijos, čia turiu omeny santykį tarp globalios prekybos ir pasaulio bendrojo vidaus produkto, nes vėlgi atrodo, kad tai yra pats sparčiausias, pats greičiausias mechanizmas užtikrinti, kad visi gauname tai, ką galime pasigaminti, tiksliau parduodame tai, ką galime pasigaminti geriausiai savo šalyje ir įsigyjame iš kitų tai, ko negalime pasigaminti patys. Dabar tendencija yra pasikeitusi, mada vėl keičiasi. Tarptautinė prekyba kaip pozityvą kuriantis veiksnys, abipusę naudą kuriantis veiksnys yra permastoma, kad galbūt jinai kuria žalą, galbūt jinai sukuria situacijas, kuriuose yra galimybė vienai pusiai laimėti, o kitai pralaimėti. Ir aišku, tokioms valstybėms kaip Lietuva, sąlyginai nedidelėms šalims, kurios labai stipriai priklauso nuo eksporto, apie 80% Lietuvos BVP yra tiesiogiai susijęta su eksportu, tai yra pavojų kelianti tendencija. Kaip ir tokios lentelės, kurias skelbė Donaldas Trumpas, norėdamas pabrėžti, kad muitai yra priemonė, kuri gali padėti spręsti įvairias pasaulio problemas, nors reikia pripažinti, kad didžioji dalis šitos lentelės jau nebėra aktuali. Donaldas Trumpas, kaip kartais yra juokaujama, iš Donaldo Trumpo kritikų perspektyvos laikosi tako taktikos. Tako tarsi meksikietiško patiekalo, bet iš tikrųjų tai tarsi teiginys, kad Trump always chickens out. Angliškai tai skambėtų, kad Trumpas
vis tiek kažkada išsigąsta ir savo paties grasinimų neįgyvendina. Tad grasinimas buvo labai didžiuliai muitai, dabargi matome situaciją, kai ir su Kinija, ir su Jungtinė karalystė, ir su Europos Sąjunga, arba tie muitai yra šiek tiek sumažinti, arba vyksta derybinis procesas, išvengiant tų pačių griežčiausių pasiekmių to, kas galėjo būti, jeigu tie muitai būtų įgyvendinti tą formą, kurią norėjo prezidentas balandžio mėnesį. Ir trečia rizika – Europos saugumo architektūra. Yra akivaizdu, kad jinai aižėja. Reikia pripažinti, kad tai, kas buvo prieš kelis dešimtmečius, nebėra aktualu šiandien, nes matome tai, kas vyksta Ukrainoje, didžiulio masto karas, tai, kas vyksta hibridinėm lygmenyje Baltijos jūroje ir kitur, labai sunku įsivaizduoti, kad tai galėtų grįžti į ankstesnį lygį per trumpą laiko tarpą. Bet iš dalies tai yra mūsų pačių problema, nes vakarų pasaulis Europoje, vakarų Europa nusprendė po šalto karo pabaigos, kad viskas, atėjo taikos periodas ir į gynybą investuoti nebereikia. Čia matote indeksą šalise, kurios buvo NATO narės 90-aisiais metais, tai yra vakarų Europos šalis, Lietuva nėra šito indekso dalis, bet mes atitinkame bendras tendencijas. Ir jose ekonomika per pastaruosius dešimtmečius augo sparčiai, padidėjo beveik 2 kartus. Socialinės išlaidos, įvairios išlaidos socialiniams reikmėms augo dar sparčiau. Tuo tarpu gynybos išlaidos sumažėjo. Todėl, kad buvo įsitikinta ar manyta, kad gyvename taikoje, o taikoje ruoštis gynybai nereikia. Ką tai reiškia? Tai reiškia didžiulį spaudimą šiandien, sparčiai didinti gynybos biudžetus. Kaip žinote, vyriausybė Lietuvoje pažadėjo, kad kitais metais gynybos biudžetas sieks 5,25% bendrojo vidaus produkto. Tai yra didžiuliai pinigai per labai trumpą laiko tarpą. Kodėl? Todėl, kad ne tik tai pasikeitus yra geopolitinė aplinka, bet ir tokiom šalims kaip Lietuva reikia kompensuoti tai, ko mes nepadarėme kelis dešimtmečius anksčiau. Pirmiausiai, kompensuoti tai, ko nedarėme dešimtmečius, o jau tada stiprinti gynybos pajėgumus. Kas to, pavyzdžiui, neturi daryti? Suomija. Suomija ketina didinti savo gynybos biudžetą iki 3% ir daugiau jiems to daryti nereikės, todėl kad jie nuosekliai daug metų skiria pakankamai lėšų gynybai ir dabar jokių drastiškų sprendimų šitai pajėgiausiai, ko gero, Europos kariuomeniai išskyrus Ukrainą priimti nereikia. Jie tiesiog yra gerai pasiruošę, nes elgiasi nuosekliai. Mes taip pat neturėtume manyti, kad Jungtinės valstijos kada nors galbūt pasikeis ir vėl nuspręs būti labai aktyvios, vėl nuspręs prisimti visą atsakomybę už Europos saugumą ir leis mums vėl sutaupyti gynybos išlaidas, nes jas iš dalies dengs NATO garantijos per Jungtinių Amerikos valstijų narystę. Kodėl? Todėl, kad Jungtinių valstijų skolos aptarnavimas praėjusiais metais šiai valstybei kainavo daugiau, brangiau negu visas gynybos biudžetas. Kaip ir minėjau, šiemet gynybos biudžetas sieks jau apie $1 trilijoną, jeigu bus patvirtintas Trumpo pasiūlymas. Bet maždaug tiek pat pernai Jungtinės valstijos išleido vien tam, kad aptarnautų savo skolą. Tai yra stipriai pasiskolinusi valstybė. Ir kai yra pasiekiamas toks disbalansas, kai skola valstybei kainuoja brangiau negu gynybos biudžetas, o tendencijos į ateitį, projekcijos, jeigu mokesčiai ir kiti dalykai nepasikeis, yra tokios, kad tas santykis tik tai dar didės. Tikėtis, kad Jungtinės valstijos prisims atsakomybę už mus pačius, bus sunku. Istorija rodo, kad Habsburgų imperija, Prancūzų imperija ir kitos taip pat vienu ar kitu metu pasiekė tą tarpsnį, kai jų skola kainuodavo brangiau negu gynybos išlaidos ir tai reikšdavo jų silpnėjimą. Bet pabaigti norėčiau keliais pozityvesniais dalykais. Pirmiausiai, Europa tikrai turi galimybių pabusti ir padaryti tai, ko nepadarė labai daug metų. Europa yra apie 20% pasaulio bendrojo vidaus produkto. Tai jeigu Jungtinės valstijos, kaip minėjau pradžioje, šiek tiek daugiau negu 1/4, tai Europos Sąjunga, jeigu dar pridėtume Jungtinę karalystę, yra apie 1/5. Tai yra daug. Ir jeigu ką nors galime iš dabartinės situacijos išmokti, tai matyti tai, kad turime padaryti darbus, kurių nepadarėme anksčiau. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje tarsi veikia vieninga rinka, kaip jūs puikiai žinote, bet tuo pačiu mes neturime bendros kapitalo rinkos. Todėl kalbėti apie investicijas į gynybą efektyviu būdu, neturint tokių elementarių mechanizmų, yra gana sunku. Taip pat turės būti peržiūrėtos kertinės Europos Sąjungos politikos sritys ir viena iš tokių be abejo yra bendra žemės ūkio politika. Ji vis dar yra didelė bendrų Europos Sąjungos lėšų bendro biudžeto dalis. Daugiau negu 1/4 praėjusioje finansinėje projekcijoje 21-27 metams buvo skirta bendrai žemės ūkio politikai. Čia yra keli punktai iš to, ko siekia Lietuva
bendrosios žemės ūkio politikos reformos kontekste, tam, kad apgintų jūsų ir mūsų visų interesus. Ir vienas iš tikslų be abejo, kad bent jau išmokos pagaliau priartėtų prie 80 maždaug procentų ribos, kad susilygintų arba priartėtų prie to, ką gauna ūkininkai vakarų Europoje. Tad vis dar sprendžiam tokias atrodytų elementarias problemas, bet tą daryti ateityje bus tik sunkiau. Kodėl? Todėl, kad bendras ES biudžetas iš esmės neauga, jis tebėra apie 1 procentas bendrų ES nacionalinių pajamų, tai yra labai nedidelis skaičius, kaip žinome, nacionaliniai valstybių biudžetai perskirsto kur kas didesnės sumas, spaudimas iš įvairių sričių, įvairių prioritetų didėja, ta pati klimato kaita, nors jinai gal truputėlį pastumta į šalį, gynybos politika, nors ji irgi turi problemų, reikalauja didesnių investicijų, kad apginti net ir tokius atrodytų visiškai pagrįstus ir ilgalaikius interesus bus pakankamai sudėtinga. Antra galimybė – Trumpas tikrai nepasižymi nuoseklumu, vadinasi, jo pareiškimai, jo teiginiai kitą dieną gali būti permastyti 180 laipsnių kampu. Tai teikia vilčių, kad kai kurie aštriausi jo kampai Ukrainos ar kitų šalių atžvilgių, jie gali būti permastyti. Ir ką Trumpas sugebėjo padaryti, tikrai reikia pasidžiaugti tuo, padidinti Europos šalių gynybos išlaidą. Šiemet visos NATO valstybės pirmą kartą po labai ilgo laiko tarpo pasieks 2 procentų bendrojo vidaus produkto išlaidų gynybai ribą. Italija, Ispanija, Kanada neplanavo to padaryti, atėjo Donaldas Trumpas, mobilizavosi ir bent jau šitą minimalią kartelę pagaliau pasieks. Taip pat turbūt vilčių teikia aplinkybė, kad amerikiečiams pasitraukti iš Europos būtų pakankamai sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad Europoje yra daug amerikiečių pinigų. Nėra jokio kito žemyno pasaulyje, kuriame amerikiečiai būtų investavę tiek pinigų, kiek Europoje. 4 trilijonai dolerių, maždaug tokia yra Amerikos investicijų Europoje vertė. Tad jeigu Trumpas yra verslininkas ir žiūri į tai, kokie yra verslo interesai, jis akivaizdu negalės tiesiog paimti ir pasakyti, kad mes traukiamės iš Europos, nes jinai nereikšminga. Europa yra pakankamai reikšminga kapitalo prasme Jungtinėms valstijoms ir administracija, net ir su Donaldu Trumpu priešakyje, to tikrai neignoruos. Ir aišku, paskutinė viltis, galimybė ateičiai yra Ukraina. Aišku, jos narystė Europos Sąjungoje keltų daugybę iššūkių ir dėl to sunku įsivaizduoti, kad tai galėtų būti realizuota jau pačiu artimiausiu metu dėl įvairių aplinkybių, bet kuriuo atveju. Tai yra valstybė, kuri prieš kelis dešimtmečius buvo rusiško pasaulio dalis savo pačių pasirinkimų dėl lingvistinių, kultūrinių, geopolitinių ir ekonominių priežasčių. Putinas sugebėjo ją per trumpą laiką paversti forpostų gynybos nuo agresyvios Rusijos politikos. Ir tai turbūt geriausia iliustracija, kokia strategiškai nesėkminga yra Putino politika. Lygiai taip pat, kaip neturėtume pervertinti Rusijos agresijos sėkmės. Labai dažnai girdime apie tai, kad Rusija stumėsi į priekį Ukrainoje ir tai yra tiesa. Jeigu 2022 metų gegužę Rusija buvo okupavusi 18,7 procento Ukrainos teritorijos, tai per 3 metus jie pasistūmė į priekį. Dabar jie yra okupavę apie 18,8 procento Ukrainos teritorijos. Per pastaruosius 16 mėnesių, kuomet Rusija turi iniciatyvą Ukrainoje, jie papildomai okupavo apie 1 procentą Ukrainos teritorijos ir tai reiškia maždaug pusę Vilniaus apskrities teritorijos, kurias okupacinės pajėgos sugebėjo išplėsti. Tai tikrai nėra tas rezultatas, kuris leistų kalbėti apie Rusijos strateginę sėkmę. Čia ta pati iliustracija okupuotos teritorijos kaitos per pastaruosius kelis metus. Ačiū labai Jums uždėmesį. Labai ačiū, Linai. Labai norisi padėkoti už tas tendencijas, ypač paminėtas pradžioje, ir aš pagalvojau, gal dar galiu paklausti, šiek tiek supaprastinant ir sukonkretinant, tarptautinė prekyba, kad permastoma, tai tarsi aišku, kodėl tai susijęs su čia daugiausiai esančiais ūkininkais, pavyzdžiui. O tarkim tai, kad gale grįsta politika grįžta į madą. Ką konkrečiai tai reiškia, pavyzdžiui, nežinau, ūkininkui, kuris yra, tarkim, smulkus ūkininkas, jam svarbu, kad būtų geras oras, nežinau, geras dirvožemio humusingumas. Ir koks jam ten skirtumas, ar ten valdo gale grįsti lyderiai, ar jie negrįsti gale. Kaip mes galim čia priartinti šitą kontekstą? Mums visiems reikia
gyventi pagal taisyklės, ypatingai kai esi mažas veikėjas. Lietuva kaip valstybė nėra didelė. Vadinasi, mes savo gale negalėtume konkuruoti su didžiąja dalimi savo kaimynų, jeigu ta konkurencija vyktų agresyvių principų. Lygiai taip pat kaip ir bet kurioje ūkinėje veiklos srityje yra įmanoma konkurencija normaliomis sąlygomis tik tai tada, jeigu visi laikomės tam tikrų taisyklių. Tai, kad ima dominuoti gale ir jėga, yra tiesiog žalinga mums visiems principinėme lygmenyje. Nes tai reiškia, kad mažesniajam apginti savo interesus taps dar sudėtingiau arba apskritai neįmanoma. Tad tokios šalis kaip Lietuva visada sieks, kad tarptautiniuose santykiuose būtų taisyklių, kiek įmanoma daugiau, suprantant, kad aišku nėra, kas jas galėtų priversti įgyvendinti kitus, tai yra susitarimo ir tų susitarimų laikymosi reikalas. Deja, bet tos mados tokiam šalims kaip Lietuva yra nepalankius. Ir kadangi šiek tiek prognozavom apie naftą, gal galim kažkaip atliepti ir Jono Bakšio linkėjimą grūdų kainų kilimui, kadagi grūdų kainos kils. Aš tikiuosi, kad kils saikingai kaip duonos vartotojas, bet be abejo išlaikant tuos interesus, kurie yra svarbus šitai bendruomeniai. Bet vėlgi, labai viskas priklauso ir nuo to konteksto, kuriame gyvename. Kadangi dabartinis kontekstas yra kupinas netikėtumų, kupinas įvykių, kurie sukelia didžiulės emocijas, karai, tebesitęsiantys karai, naujai prasidedantis karai, blokados, ekonominės problemos, tarpusavio santykių blogėjimas tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos ir panašiai. Visą tai sukuria tokį foną, kuriame sunku įsivaizduoti ilgalaikį planavimą, sunku įsivaizduoti nuoseklumą. Ir aišku, kad tai lemia svyravimus įvairiose rinkose. Bet tuo pačiu, man atrodo, didina mūsų visų atsparumą. Ta matome iš dalies ir naftos atveju. Per pastaruosius keliarius metus suintensyvėja konfliktai Vidurio rytuose, ne tokiu mastu kaip pastarosiomis dienomis, bet buvo tam tikrų židinukų, jau naftos kainos taip stipriai į viršų nekėlė. O tai reiškia, kad truputėlį suvokiame, jog kai kurie procesai tiesiog įvyksta, reikia pabandyti tai ignoruoti, nepasiduoti emocijoms, nepriimti sprendimų, kurie yra iracionalūs ir galiausiai iš to bus išplaukta. Tai to atsparumo didinimas, psichologinio, verslo planavimo prasme, manau, kad yra labai svarbi viso to, kas vyksta aplink mus pamoka. Labai ačiū Linui Kojalai, palydėkim jį dar kartą audringai paplodami. Politologas Linas Kojala buvo su mumis.